Po šio video tu norėsi sudaužyti savo telefoną. Nenoriu tavęs gąsdinti, bet daugelio metų tyrimai rodo, kad kai naudojasi telefonu, ypač socialiniais tinklais, tavo smegenys įskiria daug dopamino, vadinamosios malonumo cheminės medžiagos, kuri chemiškai apdovanoja už pastangas ir kelia motyvaciją mūsų galvose. Bet štai kas juokinga, telefono naudojimas beveik nereikalauja pastangų ir vis tiek tavo smegenys priima kaip atlygį tą nuolatinį notifikationų, laikų, komentarų srautą su atsinaujinančiu turiniu, kurio pastovus linkimas verčia mūsų smegenis zombėti, o mes verčiamės į skrolinančius zombius. Jos pradeda pumpuoti dopaminą, tarsi rytojus nebūtų tiek daug, kad tavo dopamino receptoriai net nespėja susitvarkyti su gaminamos malonumo medžiagos kiekiu. Receptoriai sako, palauk, stop, reikia pauzės. Jie užsidaro, o jų jautrumas sumažėja iki minimumo. Štai čia ir prasideda problema. Dabar reikia vis stipresnės ir stipresnės stimulacijos, kad pasiekti tą patį malonumo lygį, kuris tiesiog remiasi į dopamino pagamintą kiekį ir receptorių jautrumą. Receptoriai prisitaiko prie aukšto dopamino lygio, prie kurio buvo pripratinti skrolinant. O taip, mielas draugai, ir atsiranda priklausomybė. Tu tampi priklausomas. Nuo socialinių tinklų priklausomų žmonių smegenų magnetinio rezonanso tomografijos nuotraukoje smegenys atrodo labai panašiai kaip nuo narkotikų priklausomų žmonių, kas pripažinkime yra gana baisu, tačiau tokia nepagražinta tiesa. Taigi laikui bėgant, kasdieniai malonumai nebeteikia pakilėjančio jausmo ir tau darosi vis sunkiau jaustis patenkintam. Tai kaip trokšti juodos duonos, kai esi pripratęs prie sultingo sumuštinio, suskrudintą briušė bandelę. Kitą kartą tiesiant ranką link telefono prisimink, ką darai savo smegenims.